Labą dieną, gerbiami kanalo žiūrovai. Kaip matot, vėl sėdžiu šitam knyginė ir po gan ilgos pertraukos grįžtu prie paskaitų serijos apie Leniną, leninizmą, jo epochą ir idėjas. Ir kadangi toji pertrauka iš ties buvo ilga, čia 3 mėnesiai ar kiek nebeatsimenu net, tai leisiu savo primint patį sumanimą tą ir kokia čia struktūra. Tai šiemet suėjo sausio mėnesį 100-metis nuo Lenino mirties ir aš įsipareigojau čia padaryti seriją paskaitėlių, kuriuose pasidalinsiu bendrom tokiom, bendro pobūdžio žiniom apie jo gyvenimą, apie jo darbus ir būtent tuo kampu va to, kas man atrodo aktualiausia šiandienai, akcentuojant tai, kad tai buvo žmogus ne šiaip, kuris ten labai daug knygų prisiskaitė ir kartojo mantras, bet kuris savo žinias, savo jėgas, savo visas galimybės panaudojo tikslingai ir adekvačiai tai konkrečiai situacijai, kurioje jis gyveno. Ir išplanavimas šių paskaitų ciklo gavosi toks, kad viena įvadinė paskaita apie bendrą istorinį kontekstą, antra paskaita apie jo partijos, naujo tipo partijos teoriją, tai kitaip tariant, jo viziją, kokią reikėjo daryti organizaciją. Trečioji paskaita šio ciklo, tai apie Rusijos revoliuciją, jos pobūdį ir tai, kaip tą į pobūdį suprato, kaip jį aiškino pats Leninas. Tuomet ketvirta jau dalis turėtų būti apie jo valstybės ir revoliucijos teoriją, ir su tuo jau praktika. Tai yra vadinama karinį komunizmą, per pilietinį karą, kas vyko, ir NEPA arba naują ekonominę politiką. Ir prie tam tikrų išvadų, ar, sakykime, apibendrinimą apie jo gyvenimą, apie jo darbus, ir kaip startavo savo egzistavimą toji tarybinė valstybė. Ir šitą temą aš kalbu puikiai žinodamas, kad ji šiai dienai nebus itin populiari ir čia nepritrauks nei daug ten labai tų peržiūrų, nei ten daug to populiarumo. Daug kas gal iš vis net tingės čia klausyti, bet dėl to, kad mano išeities taškas yra tas, kad mes, tai yra ne tik tai aš čia ar grupė žmonių apie mane ir ne tik visuomenė plačiau Lietuvos, bet aplamai visa žmonija. Mes randamės labai sudėtingoje, jei ne apverktinoje situacijoje, iš kurios vienintelė išeitis yra radikalūs santvarkiniai, tai yra ir socialiniai, ekonominiai, politiniai ir tame tarpe ir kultūriniai, pasaulyje žiūriniai pokyčiai. Mes turim radikaliai keisti savo mąstymą ir savo gyvenimo būdą. Ir aš esu absoliučiai įsitikinęs, kad Lenino asmuo, jo darbai ir jo mintis šiame kontekste, sprendžiant šią problemą, jie nėra pakankami, kad išspręsti, jie nėra kažkoks tai vaistas nuo visko, panacėja, bet jie būtina sudedamoji dalis. Tu turi tai žinot ir tai panaudot. Todėl aš apie tai čia kalbu ir kalbėsiu. Tai paskutinės 2 paskaitos šiame seriale buvo jau padarytos, perskaitytos. Čia man, kol užsivedu faktiškai kankinę prieš tą kamerą sėdėti ir čia didelė dalim ryšim su tuo aš čia ir tempiau tą jėgumą, bet yra tos paskaitos, to įvadinė, istorinė ir yra apie kokio tipo organizacija reikalinga. Jeigu ką, nuorodas į abi tas paskaitas jūs rasite žemiau šios laidos aprašyme. Dabartinė mūsų toji laida, mūsų toji paskaitėlė bus apie Leniną ir Rusijos revoliucijos pobūdį. Čia užtruks, manau, apie valandą ar gerą valandą. Stengsiuos kaip galima koncentruoti, bet
tuo pačiu savęs nekankinsiu, nepjausiu ir duosiu laisvę savo dėstyti, kiek detaliai man atrodys, kad tai yra reikalinga. Tai einant prie reikalo, koks išplanavimas šios paskaitos ar šito monologo. Tai išplanavimas susideda iš 4 dalių. Pirmoji, tai būtų trumpas priminimas apie kontekstą Rusijoje 19-20 amžių sankirtoje ir tai, kaip tuomet artėjusią Rusijos revoliuciją suprato ir įsivaizdavo ir apskritai revoliucinis judėjimas Rusijoje ir konkrečiai žiūrint siauriau, marksistinis arba kaip tada tai vadinasi socialdemokratinis judėjimas, į kurį ėjo kartu ir bolševikai, ir menševikai. Atsiprašau. Antroji dalis, tai 1905-1906 metų arba pirmoji Rusijos revoliucija, jos pobūdis ir tai, kas ten įvyko, kaip Leninas tai interpretavo ir kaip tai paveikė jo koncepciją ir jo strategiją politinę, to, ką ir kaip daryti su taja Rusija. Trečioji dalis, tai bus apie Pirmą pasaulinį karą ir imperializmo teoriją. Tai yra faktiškai teorija, kurią Leninas ne tik paaiškino Pirmąjį pasaulinį karą, jo esmę, jo priežastis, bet ir iš esmės atnaujino marksizmą, sukurdamas, galima sakyti, iš principo naują socialistinės ar, sakykime, antikapitalistinės revoliucijos, galima sakyti, sampratą, tai daugiau nei strategija. Ir jau 4. baigiamoji dalis, tai 17 metai, vasario ir spalio revoliucijos ir jų, sakykime, išdavos trumpalaikėje to meto perspektyvoje ir būtent tame, kas liečia Lenino kaip mąstytojo politinio profilį. Tai štai tokias 4 dalis, po jų pabandysim padaryti tam tikrus apibendrinimus ir kviečiu tada tuos, kam čia įdomu, tuos, kam čia reikalinga klausyti toliau, apsišarvuoti šiek tiek kantrybę ir prašyčiau pakantumų mano neįdėliem dėstymo prieš kamerą sugebėjimam. Tiem, kam neįdomu, tai niekas jūsų neverčia čia sėdėti ir kankintis. Taigi, pirma dalis. Realiai didelę dalį tos pirmos dalies turinio jau esu išdėstęs pirmoji paskaitoj, kur tas istorinis įvadas. Čia tik labai trumpai priminsiu, kad Rusija skirtingai nei vakarų Europa to meto buvo luominė visuomenė, joje neegzistavo ten visuotinės pilietinės laisvės ir teisės, tų piliečių lygybė prieš įstatymą ir taip toliau ir panašiai. Ten žmonės suskirstyti luomais. Tie luomai, egzistavo socialiniai liftai tam tikri, bet principai jie paveldimi iš kartos į kartą. Absoliutinė monarchija arba vadinama caro patvaldystė, mandriai šnekant, caro autokratija. Ir socialistinis judėjimas Rusijoje populiarėjo ir plito, aišku, ryšim su vakarų Europos įtaka, bet jame buvo labai specifinė pažiūra į tai, kaip viskas turėtų vykti, kurią išreiškė srovė vadinama narodninkystė, narodničestvo. Tai narod liaudis, liaudininkai, liaudininkystė. Liaudininkiškasis tas rusų socializmas, kurio atstovai buvo Aleksandras Gercenas, Nikolajus Černiševskis, jie laikėsi požiūrio, kad Rusijoje nėra išsivyščiusi toj buržuazinė pilietinė visuomenė vakarietiška, ten
nėra išsivystę taip stipriai prekiniai piniginiai santykiai ir dauguma valstiečių, tai yra paleisti baudžiauninkai, jie gyvena bendruomeninės žemėvaldos sąlygomis ir dėl to jie, ko ne, turėtų būti stichiniai komunistai, stichiniai socialistai, reiškia, ir būti imlus toms idėjoms ir kad nereikia net per daug apvertinėti jų gyvenimo pradžiai, ekonominė prasme. Reikia tik nuverst carą, nuverst tąją valdžią, negausiai sąmokslininkų organizacijai, ir tada nešti į tąją liaudį, naudojantis valstybės aparatų, apsišvietimą, kultūrą, mokslą ir kelt pamažu jų lygį. Bet žodžiu, kad Rusija galėsianti tiesiog peršokti kapitalistinį raidos etapą ir iš karto statyti socializmą, tokį savotišką, specifiškai rusišką. Tuo tarpu, kai Rusijoje plinta marksizmas, kurio pirmasis atstovas, kaip minėjau, buvo Georgijus Valentinovičius Plechanovas, tai marksistai pirmieji, kurie beje buvę liaudininkai, jie šias pažiūras atmeta kategoriškai ir jie prieina išvados, kad ne, Rusija turi atkartoti, geruoju ar piktuoju, bet atkartoti vakarų Europos vystimosi kelią, tai yra, turi įvesti buržuazinės pilietinės laisvės, lygybę prieš įstatymą, taip toliau panašiai, ilgainiui arba nuversti carą ir padaryti demokratinę respubliką su kapitalizmu, arba konstitucinę monarchiją. Tai yra tą patį, tik paliekant formaliai carą kaip galvą. Ir išsivyščius kapitalizmui, išsivyščius pramoniai, atsiradus pramonės proletariatui, darbininkų klasiai tai pramoniniai. Va tada jau Rusija pribręs pamažu ir prie tojo socializmo, kuris ten ateis, pagal vakarų modelį. Pagal vakarų modelį tai reiškia ką? Tai reiškia kad vakarų Europai 19 amžiaus gale buvo iš tikrųjų stiprus ir didelį vaidmenį tiek politiniam, socialiniam gyvenime, tiek kultūriniam, dvasiniam gyvenime vaidinęs faktorius. Ir politinė prasme, tai judėjimą įkūnijo taip vadinamas antrasis arba socialistų internacionalas. Tai tarptautinis tinklas socialistinių partijų, kurios visos priėmė daugmaž bent deklaruojamas bendras pasaulyje žiūrinės, filosofinės, politinės, ekonominės nuostatas. Pati didžiausia partija buvo tuo metai Vokietijos imperijai, jie vadinosi socialdemokratais. Nuo jų ir pavadinimą perėmė Rusijoje marksistai, kai jie sukūrė savo partiją, tai Rusijos socialdemokratų darbininkų partija. Turint omeny, kad tuo metu socialdemokratai ir kas šiandien yra socialdemokratai, tai visiškai skirtingi dalykai, tie, faktiškai buvo tai, ką mes dabar vadintumėm komunistais. Tai yra, jie siekia iš esmės apversti sistemą ar kurti naują sistemą, o ne tik papudruot, pagerint esamą. Dabartiniai socialdemokratai, tai žinom, kas yra. Čia atskira tema. Tai vienu žodžiu, Rusijos marksistai laikėsi požiūrio, kad pirmą Rusijoje turi išsivystyti kapitalizmas. Ir būtent šiame kontekste savo politinę veiklą pradeda Vladimiras Iljičius Uljanovas, slapyvardžiu Leninas jau geriau žinomas paskiau. Ir jisai perima iš esmės Plechanovo ir ko požiūrį, parašo, kaip minėjau toj paskaitoje, veikalą, labai detaliai tai pagrindžianti kapitalizmo išsivystymas Rusijoje. Ir pasireiškia kaip sėkmingas organizatorius tojo naujai kylančio socialdemokratinių judėjimų. Ir socialdemokratinį judėjimą Rusijoje reikia labai griežtai skirti nuo kitų revoliucinių judėjimų. Buvo apskritai labai plati opozicija, buvo liberalai, buvo taip vadinami eserai ar socialistai revoliucionieriai, kurie tiesiog paraidžiui atkartojo narodininkų, valstietiškojo to socializmo idėjas. Socialdemokratai arba marksistai, jie koncentravosi į pamažu Rusijoje besiformuojantį pramonės
darbininkų sluoksnį. Ir atsiminkime, Rusijoje 1861 metais buvo panaikinta baudžiava, ir dalis žmonių visgi iš kaimo migravo į miestą. Miestuose kūrėsi verslovės, gamybos įmonės ir, reikalingi darbininkai. Ir tie darbininkai tapo kaip taikiniu marksistų propagandai, marksistų idėjams. Jie padėjo tiem darbininkam kurti savo pirmasias profesinės sąjungas, kovoti už trumpesnės darbo valandas, už geresnės darbo sąlygas. Ir turėkime omeny, tos profsąjungos buvo nelegalios, tai yra jos buvo už įstatymų ribų, jokių leidimų iš kažkokių ten teismų, iš valstybės, iš dar kažko. Savo streikams, savo akcijoms jie neprašydavo, jie realiai stodavo prieš pačią sistemą. Ir formavosi toks tandemas socialinis, kuris turės esminę reikšmę visoje tolimesniai tos revoliucijos istorijoje ir šitam procese. Tai yra tandemas iš vienos pusės proletariato ar, sakykime, pramonės darbininkų, kurie yra aktyvūs, sąmoningi, dalyvauja tose profsąjungose. Ir, supraskime, tai žmonės, kurie dažnu atveju jie gimė, augę kaime, matė daug vargo, skurdo, bet tie, kurie aktyvūs, jie, kaip pasakyti, žmogus tamsus, neišprūsęs, bet jisai aktyvus, jis nori eiti gyvenimą, jisai trokšta mokslą, jisai trokšta pažinti pasaulį, jis trokšta išsivaduoti iš savo apgailėtinos padėties, tiek materialinė, tiek ir socialinė ir dvasinė to prasme. Aš čia nekalbu apie visus, bet apie labai žymę mažumą. Kitaip tariant, šitie žmonės buvo, jie tikrai nebuvo tokie, koks šiai dienai būtų koks, nežinau, Achemos, pavyzdžiui, gamyklos tipinis darbuotojas. Ar koks statybininkas šiuolaikinis. Tarp kitko, kad tiesiog pajaust skirtumą. Vat vienas iš Lenino buvusių bendražygių, Aleksandras Bogdanovas, jisai yra labai įdomiai palyginęs savo įspūdį, kai jis veikia tarp Rusijos imperijos tų darbininkų ir jų profsąjungų. Ir kai jis nuvažiavo į svečius, čia atsiminkim, 20 amžiaus pati pradžia, 120 metų atgal. Nuvažiavo į Angliją pasižiūrėti. Tai sako, Rusijoje skaito ten Darvino rūšių atsiradimą, bando skaityti ten Markso Kapitalą, skaito ten grožinę literatūrą kokią klasikinę, ten Turgenevą, ten Dostojevskį kokį, žodžiu, čia nebūtinai tiksliai aš pasakau, bet esmė. Dėl Darvino beje tiksliai aš šitą atsimenu. O sako, aš nuvažiuoju į Angliją, tai šitų žmonių ne tik nedomina kažkokia revoliucija ir politiniai reikalavimai. Jie ne tik apsiriboja grinai ekonominio pobūdžio siekiais. Tai yra tik tai atlyginimų ir darbo sąlygom. Sako, pas juos iš vis jokios bibliotekos tu nerandi tos organizacijos būstiniai. Tu randi, grubiai šnekant, kalendorius su pusnuogiam bobom. Nes tais laikais nuogų ten atvirai publikuoti kaip dabar neleisdavo, buvo bent imituojamas kažkoks padorumas didesnis, tai pusnuogės. Tai, taip sakant, tarptųjų darbininkų aktyvių Rusijos buvo, tokia, kitokia negu ta vartotojiška, miesčioniška, biurgeriška kultūra, sakykime. Tai vat, iš vienos pusės tie darbininkai, proletarai, nauji, o iš kitos pusės inteligentija. Atsiprašau, kažkas mane akį čia. Dulkė ar siūlas, kažkoks, nežinau, plaukas įlindo. Tai kokia to inteligentija, vėlgi, kalbėjom įvadiniai paskaitoj. Tai žmonės iš, ne visada, bet dažniausiai pasiturimos aplinkos, kurie jaučia skolą prieš liaudį. Vat galvoja, man buvo duota, aš galėjau mokytis, aš galėjau apsiskaitęs būt, išmokt muzikinių instrumentų grot, aš galėjau gal, nežinau, inžinierium tapt, gydytoju tapt, ir veikt kažką gražaus, įdomaus gyvenime. O krūva žmonių,
Jie pusbadžių gyvena ir čia neperkeltinio tiesioginio to prasme. Jų vaikai ten basi šildosi kojas mėšle. Ir viskas sąskaita, kaip pasakyti, mūsų gerovė jų sąskaita. Nu, ir jie jaučia tokią kaip skolą, kad vat, jie turi savo privilegijuotą padėtį, bet tai juos įpareigoja dirbti ir kovoti tam, kad suteikti galimybės normaliai gyventi, išsimoksinti ir išsivystyti ir dalyvauti visuomenės gyvenime visiems savo bendrapiliečiam. Štai vat šitas tandemas ir sudaro iš esmės tai socialdemokratinį judėjimą. Jis grinai kiekybinė prasme nėra itin gausus, lyginant su kitom opoziciniam, revoliuciniam grupuotėm, bet jis labai aktyvus, jis labai disciplinuotas, ir jis pamažu auga, Rusijoje palaipsniui augant pramoniai. Va ir tarp kitko, kad pajaust dvasią tos epochos ir kuo tie žmonės kvepavo, kokie jie buvo ir kuo jie gyveno, tai labai rekomenduoju Maksimo Gorkio romaną Motina. Nuorodą irgi rasit čia laidos aprašyme. Lietuvių kalbon beje išvertė šį romaną mūsų poetas, revoliucionierius ir politkalinys smetoninio režimo, po to fašistų vokiečių nužudytas Vytautas Montvila. Tai, tiesiog įdomus žmogus, įdomią knygą išvertė. Tai toj knygoje, jeigu skaitysit, susidursit su istorija darbininko jauno iš tokio Sormovo užmiesčio, yra miestas dabar Rusijoje, Nižnij Novgorodas, tada buvo, ir jo buvo užmiestis, kuriam kūrėsi gamyklos, pramonės įmonės Sormovas. Dabar tai yra mikrorajonas toje miesto. Ir beje įdomu, kad toje darbininkų judėjimo ten veikusio istorija buvo tarybiniais laikais įamžinta ir iki šiandienos ten paminklai, viskas yra išlikę. Skirtingai nei pas mus šitoj demokratinėje ir nuostabioje Lietuvoje. Bet čia atskira tema. Tai rasit istoriją šio jauno žmogaus ir jo motinos. Ir vadinasi motina, nes rodo santykius sūnaus, jo motinas ir tos motinos kaip asmenybės evoliucija. Kaip jinai iš tokios užguitos alkoholiko vyro daužytos moteriškaitės tampa tokia, tvirta, gebančia ir ne tik už savo vaiką, bet už save atstovėti tokia, faktiškai tų revoliucionierių labai aktyvę rėmėją. Ir ten matysit tą tandemą tarp darbininkų ir inteligentų. Pagrindinio herojaus vardas Pavelas Vlasovas. Čia išgalvotas vardas, bet pati istorija, pagal kurią tas romanas, tai realūs įvykiai. Realūs įvykiai, Gorkis pažinojo tuos herojus, tiesiog pakeisti vardai pavardės, aš tikrųjų dabar nebeatsimenu. Bet, šiaip, jeigu domitės ir rusiškai mokat, viskas yra viešai internete gana lengvai prieinama. Vat, užfiksuojam. Yra judėjimas socialdemokratų arba marksistų, jį sudaro ašis dviejų polių – darbininkų ir inteligentų, yra krūva kitų revoliucinių srovių, judėjimo opozicinių, panašiai. Tie, kurie deklaruoja save socialistais, yra valstietiškojo socializmo šalininkai. Ir apskritai Rusija kaip visuomenė, skirtingai nei vakarų Europa, neturi dar išsivyščiusios tos kapitalistinės klasinės visuomenės ir galima sakyti, joje egzistuoja tokia irgi ašis su priešingais poliais. Valstiečių iš vienos pusės, tai daugumoje paleistų buvusių baudžiauninkų, ir iš kitos pusės valdininkų armijos. Tai yra tiesiog didžiąją dalimi miesčionių, kurie, gavo valstybinę tarnybą ir prie lovio, taip sakant, priejo. Ir tai pasakius, galim pereiti prie antros dalies, tai yra prie pirmosios Rusijos revoliucijos ir jos reikšmės visam šitam mūsų dėstyme.
Taigi, 1904 metais įsiplieskė karas tarp Rusijos ir Japonijos imperijų. Japonija tuo metu buvo jau pramonės požiūriu labai stipriai pažengusi šalis. Nes, kas žinot, tai, kaip sakant, priminsiu, kas nežinot, tai tiesiog žinokit, kad šiaip Japonija buvo užsidariusi nuo beveik viso pasaulio iki antros pusės 19 amžiaus, bet ji turėjo tam tikrą valstybės perversmą, kuris, gali skaityti kaip tokia revoliucija iš viršaus. Buvo paimtas kursas, kad reikia agresyviai, aktyviai šalį modernizuoti, ir japonai pradėjo diegti pas save ne tik tai technologijas, bet politinius, teisinius institutus iš vakarų pasaulio. Ir labai greitai tapo, tokiu, galima sakyti irgi kaip pasaulio fabriku savotišku tokiu. Nors pagrindinis be abejo buvo Vokietija. Tai, vystėsi tokia kaip tolimųjų rytų azijietiška Vokietija, kabutėse, sąlygiškai šnekant. Ir jie turėjo labai stiprią kariuomenę, moderniai ginkluotą, Rusijos imperijoje tuometėje buvo visom prasmėm gan liūdna padėtis. Ir kai vyko toji kova dėl teritorijų tolimuose rytuose, tai rusų pusė gavo nuo japonų vos ne vienus vartus. Ir šiame kontekste rutuliuojasi kokie įvykiai. Visų pirma, tai daugelis Rusijos imperijos mažų tautelių žiūri tai kaip į progą pradėti bruzdėti ir reikalauti savo teisių. Pavyzdžiui, kad ir mūsų lietuviai. Lygiai taip pat, atsimenu, pavyzdžiui, galim pasižiūrėti raštus mūsų Lietuvos Lenino, taip vadinamo, Vinco Mickevičiaus kapsuko, kuris buvo aktyvus socialdemokratinio judėjimo dalyvis tuo metu, tai jie netgi palaiko japonų pusę tam, kad sumuštų caro kariuomenę, kad carinė valdžia patirtų kuo skaudesnį smūgį ir tada tu galėtum reikalauti tiek socialinių reformų, tiek bent jau autonomijos teisių mažom tautelėm. Tai taip sakant, krūva tokių mažų bombų laukia momento, kada detonuoti. Bet rusų visuomenės, kuri valstietiška pagrindė, jos pobūdis buvo labai konservatyvus ir dauguma žmonių, tų mužikų, taip vadinamų, buvusių baudžiauninkų, jie taip žiūrėjo, kad yra blogi valdininkai, yra blogi dvarponiai, dar kas, bet caras mūsų tėvukas, jis geras, jis rūpinasi, todėl mes eisim pas tėvuką carą, išdėstysim jam, kaip blogai gyventi ir jis mus užtars. Ir tada buvo tas taip vadinamas kruvinasis sekmadienis, kai 1905 metų sausį ėjo didžiulė minė darbininkų ir valstiečių vedami stačiatikių dvasininko pas carą Peterburge tuo metu, išreikšti savo nuogastavimus dėl padėties šalyje, nes, turėkime omeny, vyksta karas, to karo fone šalyje badas, žmonės tiesioginė prasme kai kur mirinėja iš bado. Ir kol tu ir tavo aplinka mirinėja iš bado, kol tavo tėvai, tavo broliai, tavo sūnus žūsta kažkur tai ten prie Ramiojo vandenyno nuo japonų durtuvų, kulkų ir bombų, kažkokie ponuliai savo puotauja ir karaliauja. Ir galvoja, kokie mes nuostabus ir gražus. Tai eina pas carą prašyti užtarimo, pagalbos, kažkokio teisingumo, bet tai sureaguojama kazokų nagaikomis ir šūviais, toji minė išvaikoma, ir tada, taip sakant, domino efektas. Prasideda virtinė įvykių, kur priveda prie revoliucijos. Dabar kas svarbiausia šitame? Svarbiausia tai yra toji aplinkybė, kad pirmu tokiu aktyviu organizuotų faktoriumi čia pasireiškia, nepaisant savo
kaip pasakyti, savo kuklaus skaičiaus, nes sudaro mažą procentą visuomenės, bet būtent pramonės darbininkai. Ir būtent Peterburgo pramonės darbininkai pradeda organizuoti streikus, ne tik prieš darbdavius, bet prieš vyriausybę. Tai yra streikas ne šiaip ekonominis, bet politinis, keliant reikalavimus. Reikalavimas visų pirma, pats pagrindinis, tai yra dūmos reiškės, arba parlamento ant visos Rusijos, į kurį būtų laisvi rinkimai, kur gali dalyvauti, balsuoti absoliučiai kiekvienas žmogus, nepriklausomai nuo luominės jo padėties. Ir tie streikuojantis darbininkai pradeda kurti paralelinę valdžios struktūrą, kuri vadinama tarybomis. Darbininkų tarybos, arba, rusiškai taryba soviet, tai sovietai. Sovietai reiškia. Čia ir vėliau pavadinimas tos tarybų sąjungos bus. Nors čia galima tai aišku lyginti iš dalies, jeigu žiūrėt, kaip klostysis tarybų sąjungos istorija, socialinė, politinė raida, tai kaip Volteras sakė kažkada apie Šventąją Romos imperiją, kad sako, nei šventa, nei Romos, nei imperija, tai tarybų sąjunga idėja, bet tų tarybų greitai ten daug neliko, bet, čia atskira tema, esmė, kad tai buvo pati pradžių pradžia. Ir kad suprastumėt, įsivaizduokit, yra darbo kolektyvas, jis atsisako dirbti, jisai organizuojasi į savo grupę, jie užima, tarkim, tą gamyklą ir yra krūva kitų tų kolektyvų mieste, kurie daro lygiai tą patį. Jie ten, tarkim, blokuoja kelius, reiškia, jie rengia mitingus, jie užiminėja pastatus. Ir jie kiekvienas savo kolektyvę, jie išrenka savo atstovus, savo deputatus. Tada tie kolektyvai susieina kartu ir ten renka dar aukštesnės grandies deputatus. Ir formuojasi tokia piramidė, galima sakyti. Ir čia šitas dalykas vyksta iš apačių pradžiai, tai yra be jokių partijų dalyvavimo, įskaitant ir bolševikų, jie ten, jie tik vėliau prisijungia. Ir tarp kitko įdomu, kad 1905-1906 metų revoliucijos eigoje pagrindinių kaip ten pirmininkų, lyderių, kaip tituluojas neatsim, bet žodžiu, greičiausiai pirmininkų visų tarybų ant Peterburgo tampa Levas Bronšteinas slapyvardžiu Trockis, kuris nuo pat pradžios buvo socialdemokratų judėjimo atstovas, bet toks tarp bolševikų ir menševikų savotiškai laviravo, taip sakant, sam pasibė. Pats turėjo savo liniją, vėliau prisijungė prie bolševikų, bet čia tiesiog įdomybė. Tai esmė ta, kad formuojasi tokia antisistema, galim sakyti, tų streikuojančių sukilusių darbininkų ir jie formuoja savo paralelinę valdžios struktūrą. Tai yra, čia mes turime carinę vyriausybę, carą, jo ministrus, ten valdininkiją, taip toliau. O čia mes turim atsiskyrusią, reiškia, struktūrą, kuri tvarko pati savo reikalus. Ir Leninas grįžta iš užsienio tam, kad galėtų dalyvauti visose šiuose įvykiuose. Tarybos pradeda kurtis, jei neklystų, gegužės mėnesį 5 metų. Ir jis šitam įžvelgia potencialą labai unikalų. Tai yra, Leninui kyla mintis, kad tai, kas čia vyksta, tai yra natūrali tokia iniciatyva liaudies iš apačios einanti, kuri, jeigu pavyktų nuversti carą, reiškia, ir kurti naują valstybę, naują santvarką, savaime suprantama, naują vyriausybę, tai jeigu tu nori formuoti socialistinę visuomenę, tai natūraliai tai turi būti, tai turi remtis liaudies savivalda arba pačia plačiausia ir giliausia prasme demokratija liaudinė. Tai kas gali būti demokratiškiau nei struktūra, kuri iš pat apačios, iš pat pašaknų, iš darbo kolektyvo kyla. Tiesiog pabandykime įsivaizduoti, kur žmogus praleidžia daugiausia laiko, kur jo gyvenimas praktiškai vyksta. Namai ir darbas, namai ir darbas, darbas, namai. Tai pagalvokim, kad žmonės savo darbovietėse
karaliauja, taip sakant, o ne vergauja. Tai jam kyla šitokia mintis. Ir dar daugiau. Leninas iškelia labai nestandartišką šūkį apie darbininkų ir valstiečių sąjungą. Nes darbininkams streikuojant, brūzdant, taip pat įsibėgėja procesas ir kaimuose valstiečiai maištauja prieš dvarpunius. Mažos tautos kyla prieš savo engėjus. At pavyzdžiui, į šiaurę nuo mūsų kaimininiai Latvijai turim krūvą paprastų, smulkių, vargingų valstiečių, kurių pagal tautybės požiūrių, kur yra Latvija absoliuti dauguma, ir turim dvarponius, kurių visiška dauguma buvo vokiečiai. Turim nacionalinį konfliktą, turim ir socialinį klasinį konfliktą viename. Ir būtent Pabaltijos šalyse per tą laikotarpį 1905 metų atsiranda fenomenas, kuris vadinasi miško broliai. Šitą pavadinimą beje pavogė iš šitų žmonių pokaryje. Šitie, sakykime, prieštaringai vertintini veikėjai mūsų dabar heroizuojami. Tai tie pirmieji tikrieji miško broliai, jie sukildavo prieš dvarponius ir kaip Robinas Hudas, galima sakyti, plėšikaudavo iš jų, atiminėdavo ir atiduodavo vargšam, arba iš vis išvarydavo juos lauk ir perimdavo ištisas teritorijas jų, kol neatvarydavo tenai kazokai, reiškia kariuomenė, jų statyti į vietą. Tai vykstant visam šitam, Leninas iškėlė mintį, kad jeigu tu apjungsi darbininkų ir valstiečių jėgas, tu gali tam tikrą prasme įgyvendinti narodininkų šūkį. Tai yra, kad Rusija gali peršokti kapitalizmą tam tikrą prasme ir iš karto vykdyti socialistinę revoliuciją. Kokia prasme? Darbininkai Rusijoje, jų nedaug, bet jie gerai organizuoti ir jie aktyvus ir veržiasi į žinias, į mokslą, į tobulėjimą ir jie glaudžiai su inteligentija revoliucinė susirišę. Tai jie kaip toks brandoliukas. Bet, kritinė masė visuomenės yra valstiečiai. Bet štai tie valstiečiai brūzda. O jeigu tu apjungtum jų jėgas, tu pasiūlytum socialinę programą, kuri pritrauktų valstiečius, tu apjungtum juos visus į bendrą judėjimą, į bendrą partiją, kurioje vadovaujantį vaidmenį atliktų būtent tas inteligentų ir darbininkų tandemas, tai tada tu galėtum pirmą nuversti carą, kurti tąją demokratiją, reiškia taip toliau, ir iš karto vesti tąją demokratiją ir kapitalistinę, buržuazinę visuomenę užsimezgusią, iškart prie socializmo. Kitaip tariant, čia buvo Lenino strategija apie buržuazinės demokratinės revoliucijos peraugimą į socialistinę revoliuciją. Ir pagrindinė to sąlyga, jis vardina čia jo žodžiai šitą savoką, tai proletariato hegemonija. Hegemonija tai yra viešpatavimas. Štai ir čia iš esmės naujas žodis startas Rusijos revoliucinio judėjimo istorijoje. Todėl, kad mes turėjome narodnininkus, grinai valstietiškas socializmas, ir mes turėjom Plechanovą ir ko, kur, grinai kaip nukopijuotas iš Markso ir Engelso raštų tasai marksizmas. Nežiūrint to, kad pats Marksas ir Engelsas domėjosi Rusijos specifinę situaciją ir netgi ragino Rusijoje buvusius savo gerbėjus, kad jūs žiūrėkite ir valstiečių tą bendruomeninę žemėvaldą ir bendrą situaciją, pas jūs gali būti kitaip gali klostytis, negu mes įsivaizduojam vakarų Europą. Ir Leninas, aš sakyčiau bent jau, jis sugebėjo paimti tezę, paimti antitezę ir padaryti sintezę, apjungti aktualiausius tuo laikui, geriausius elementus iš abiejų šitų, kaip atrodytų, priešingų pozicijų. Tačiau
tai revoliucijai laimėti dėja, bet nebuvo lemta ir pagrindė todėl, kad caras greitai susijėmė į rankas, pamatė, kad čia bus blogai ir nusprendė, reikia duoti kokių, reikia, taip sakant, šuniui numesti kaulą pagriaužti, jeigu grubiai išsireiškus. Tai reikia papirkti žmonės, kad jie apsiramintų, duoti jiem kažkokį kompromisinį tokį pasiūlymą. Tai vad sako, gerai, sušaukiam dūmą, jūs galite ten balsuoti, galite balotiruotis, galite dalyvauti, bus demokratija, bus gražu viskas. Tik palikit mane, bus konstitucija tam tikra, ribojanti valdžią. Bet greitai gaunasi, kad po to, kai didžioji masė žmonių ir ne tik paprastų žmonių, bet tų lyderių revoliucinių, kai jie šito patikė, tai greitai didžioji dalis tųjų demokratinių reformų yra atgal pasigrėbiamos. Dūma toji išlieka, bet labai apriboti jos įgaliojimai ir prasideda masinės represijos, trėmimai, ten šaudimai, uždarinėjimai į kalėjimus, ten katorgas ir taip toliau ir panašiai. Ir Leninas ir dalis bolševikų vadovybės vėl pastraukė emigraciją, dalis lieka pogrindį Rusijai veikti. Ar ten egzistavo sistema tokia susirašinėjimo ir bendradarbiavimo. Tų, kas tėvynėje ir tų, kas užsienyje sėdi. Ir tas judėjimas, kuris atrodė kaip banga pakilęs, jis atslūksta. Ir to atoslūgio, arba vadinamų reakcijos laikotarpiu, labai svarbus yra momentas tokio ministro Stolypino pavardė. Tai caras paskiria šitą žmogų tam, kad jis Rusijai pradėtų radikalią žemės reformą. Nes vienas iš dalykų, kas skatino tą valstiečių bruzdėjimą, tai kad, įsivaizduokim, buvo dvarininkai, jie valdo žemės, faktiškai, ir jiem anksčiau iki baudžiavos panaikinimo dirbdavo kaip baudžiauninkai valstiečiai. Bet tie valstiečiai gyvendavo savo bendruomenėse. Ir kai buvo likviduota baudžiava Rusijoje, tai ji buvo likviduota tokiu būdu, kad valstietis turi išsipirkti iš buvusio savo baudžiavininko. Tai gavosi išnaudojimas tam tikra prasme dar smarkesnis, dar baisesnis negu prie baudžiavos. Nes jis turi tam, kad sumokėti jam pinigus, kad jis galėtų turėti savo žemės lopinėlį. Ir valstiečiai bruzdėja reikalavo žemės. Aš dirbu žemę, kodėl ji nepriklauso man ir mano draugam, mano kaimynam. Kas čia per absurdas, kad tie dvarponiai toliau dvarponiauja, nepaisant to, kad baudžiavos nebėra. Ir čia sprokstamas toks potencialas, socialinė bomba. Ir carinė valdžia žiūri į vakarus, į kaimyninę Vokietijos imperiją, kurie visai kitas modelis. O modelis, taip vadinamas, junkerių reiškia. Junkeriai tai tokie pusiau kapitalistiniai, pusiau feodaliniai, tokie latifundininkai, žemvaldžiai, iš kurių gretų beje ir ėjo didžioji dalis tuomečio Vokietijos politinio elito. Pavyzdžiui, kad ir Otas von Bismarckas, kiti žymus veikėjai. Ir greta tų junkerių buvo daug buožių. Buožė tai, rusiškai, kulak, tai žemės ūkio kapitalistas. Tai yra ūkininkas privatus, kuris turi savo žemės gabalą ir jis samdo kitus dirbti pas save. Ir Vokietijoje tųjų ūkininkų privačių, kurie samdo kitus pas juos dirbti, jų pakankamai daug,
jie suinteresuoti esamą dalykų padėtimi, esamą santvarką ir sudaro labai stabilę, patikimą bazę, kuri palaiko tąją visą santvarką ir tąjį režimą. O Rusijoje nėra. Rusijoje yra viršūniai valdininkai, kažkiek tų dvarponių, ir krūva tų bedalių, taip sakant, valstiečių. Reikia paimti dalį tų bedalių valstiečių, padaryti juos ūkininkais, buožėmis, tam, kad jie būtų suinteresuoti ginti tąją santvarką, o kitus dusink išnaudok, palik juos kūmečiais. Kaip rusiškai kūmetis. Batrakais palik juos. Kad supras tą į santykį socialinį, tai tiesiog imkit, paskaitykit, jeigu neskaitėt, Juozo Baltušio Parduotas vasaras. Tai, ten vėlesnis laikotarpis, smetoninės Lietuvos, kaimas aprašomas, bet principas gana panašus. Ten tiesiog su mūsų nacionalinė specifika viskas perteikiama. Tai, žodžiu, Stolypinas yra pastatomas tam, kad jis Rusijoje suformuotų tą į buožių sluoksnį ir kad buožės kartu su dvarponiais sudarytų tokį tandemą ir Rusija modernizuotųsi vokiškų kelių. Tai yra tokių hibridų, stambios tų dvarininkų, kurie priema kapitalistinio žaidimo taisyklės ir tų stambių ūkininkų iš apačios, jų žemėvaldos toks hibridas, ir jie taip nugesins norą kažkieno maištauti. Nes pasės svajonė, aš tapsiu ūkininku. Ką man dalyvauti kažkokią revoliuciją, jeigu man duos, reiškia. Ir aš dirbsiu sunkiai, ir aš tapsiu tokia. Bet Stolypino reforma nepasiteisina. Žymė dalim dėl to, kad didelė dalis rusų valstiečių, jie labai prisirišę prie savo tos bendruomeninės žemėvaldas, jiem ten yra patogu, komfortiška, nes kaip be būtų sunku, koks be būtų blogas derlius, koks be būtų vargingas gyvenimas, bet jie savotiškai yra socialiai apsaugoti. Nes yra bendruomenė, kur vienas kitam padės, vienas kitų pasirūpins. Ir čia nesvarbu, ne tai, kad nesvarbu, bet čia mes nekalbam dabar apie tamsėją to pusę. Tai yra tą baudžiauninkišką mentalitetą, tą konservatyvumą, reiškia, ir tą visą jų, tą konservatyvų užsidarimą, užsisklendimą ir nenorą. Net ne tik, kad permainų, bet apskritai savarankiško gyvenimo. Apie šitą mes nekalbam. Kalbam būtent apie tą solidarumą, kolektyviškumą jų. Tai nelabai šitas išeina, ir galiausiai įvyksta atentatas sėkmingas, per kurį nuo teroristo rankos Stolypinas žuvo ir jo reforma, kiek įvyko ir kiek jį pasiekė, tai ji ne tik tai nesukūrė patikimos bazės kaime, bet ji dar labiau pablogino padėtį dideliai daliai tų valstiečių, kas tik dar labiau užaštrino tą pačią situaciją, kuri buvo anksčiau. Ir atitinkamai tie žmonės dar labiau supykę, dar labiau nekenčia tos valdžios, tos sistemos. Ir kai tik atrodo, kad vėl pradeda atgyti tie protestiniai judėjimai, brusdėjimai kažkokie vyksta ir panašiai, prasideda Pirmas pasaulinis karas 1914 metais. Ir kalbant apie tai, reikia vėl dubliuotis su pirmąja šio ciklo paskaitėlė, bet minimaliai. Tai kad minėtasis antras socialistų internacionalas, jis vienijo, kaip sakiau, daug partijų visoje vakarų Europoje, ir ne tik. Ir tos partijos buvo įsipareigojusios karo atveju vieningai stoti prieš bet kokias tokias tarpusavės skerdynės. Tai yra tie, kurie yra deputatai parlamentų, balsuos prieš karinius biudžetus ir organizuos visuotinius politinius streikus, kad žmonės išeina iš savo darbovečių, žmonės išeina į gatves, reiškia, siekia nuversti vyriausybę, blokuoja
geležinkelius, kad negalėtų ir kareiviai važiuoti frontą, kad negalėtų jiem būti siunčiami ten ginklai, amunicija ir taip toliau ir panašiai. Bet kas įvyksta? Vyksta tai, kad absoliuti dauguma tųjų parlamentinių deputatų, tųjų socialistinių ala politikų, jie kritiniu momentu sulaužo savo pažadus, savo įsipareigojimus ir jie nubalsuoja, kad reikia eiti kariauti, ala tėvynės ginti. Ir kiekvienai šalyje randami kažkokie tai tokie pseudo argumentai, taip vadinamam tėvynės gynimui pateisinti. Vat Prancūzijoje reiks, kad vokiečiai labai agresyvus, čia vokiečių militarizmas, dar vokiečiai atplėšia nuo mūsų Alzaso žemės. Mes turim apginti visų pirma demokratiją ir civilizaciją, kurios centras Prancūzija. Ir aišku, atgauti savo istorinį žemės, todėl į kovą prieš vokiečių militarizmą. Vokiečiai sakys, štai mum grėsmė dabar kyla iš barbarų rusų čia slavų ordų, ten nėra jokių, ten beteisė despotija, caro reiškia, ten pusiau azijatai, mes turim apginti Europos civilizaciją. Vokietija tai būtinai padarys. Ir Drangnachos ten, žygis į rytus reiškia. Rusija savo ruoštų sakys, štai mes giname pravoslavybę, mes giname slavų pasaulį nuo vokiečių grobikų šitų ordų. Ir, pavyzdžiui, kad ir minėtasis Georgijus Valentinovičius Plechanovas, kuris buvo menševikų jau gretose, jisai irgi, tarp kitko, išstojo už tąją, vadinamą tėvynės gynimo poziciją. Ir tuo būdu tarptautinis judėjimas, kuris atrodė stiprus ir daug žadantis, jis kaip kortų namelis subirėjo. Jis tiesiog subirėjo. Ir Leninas išgyveno šitą kaip didžiulį asmeninį smūgį ir jam tai buvo šokas, ir aišku, ne vien tik jam. Bet jis nenuleido rankų, nes, visų pirma, tai egzistavo tame tarptautiniam kairiajam judėjime tokia opozicija, kuri laikėsi internacionalistinės pozicijos, tai yra, kuri tiesiog buvo pasiryžusi laikytis tųjų pažadų, tųjų įsipareigojimus išstoti prieš karą. Ir visų antra, kad būtent Rusijoje tas judėjimas iš tikrųjų buvo išskirtinai stiprus, išskirtinai organizuotas, ir galima sakyti išskirtinai sąmoningas. Kad ir įdomų papildymą dabar pasakysiu. Tarkime, kai Marksas, Engelsas buvo gyvi, tai atrodė daugiausia žadanti Vokietija, reiškia, ir kad toji revoliucija socialistinė būtent įvyksanti vakarų Europos šalyse. Engelsas dar jaunas būdamas parašė tokią brošiūrą, katekizmo tokių klausimų atsakymų formoje, komunizmo principai. Ir ten atvirą tekstų parašyta, kad socialistinė revoliucija, proletariato revoliucija, toje taip vadinama, ji įvyksanti visų pirma labiausiai kapitalistinių atžvilgių išsivyščiusiose šalyse vienu metu, ir tai bus vakarų Europa. Tai Anglija, Prancūzija, Vokietija, pirmiau visų kitų. O štai jau 20 amžiaus pradžioj vienas tuomečių korifėjų, to pačio kairiojo judėjimo Karlas Kauckis rašo, kad dabar didžiosios viltis šitą visą reikalą eina į slavų pasaulį, eina į rytus, reiškia. Rusijos imperija. Kad Kauckis vėliau pats atsimes nuo to judėjimo ir išsiskirs keliai, tai čia dar atskira tema istorinė, kurią nesivelsim, bet tiesiog Nazamietko, taip sakant, čia yra įdomus pastebėjimas. Ir Leninas imasi dviejų uždavinių mažiausiai. Vienas uždavinys tai yra surinkti Rusiją ir tarptautinėme lygyje tuos socialistus, internacionalistus ir organizuoti naują internacionalą, kuris sieks pasipriešinti kariniam veiksmam ir panaudoti tai net, kaip trampliną šuolį į revoliuciją, apie ką kalbėsim. Ir antra, Leninas imasi darbo duoti teoretinį, mokslinį paaiškinimą to, kas vyksta, kaip tai vyksta ir kodėl tai vyksta.
Nes pagalvokim, masės, ne tik kad iškilių politinių veikėjų, kurie atrodė didžiuliai autoritetai socialistiniam judėjime, bet didelė masė jų sekėjų, paprastų tų darbininkų, ima ir va, pirmin ten, Deutschland liberalės, ten, Slava Rasija, ten, nežinau, Vive la France, ten, nu suprantat. Isterija tokia apėmusi. Ir vat kaip tai paaiškinti, kaip tai suprast? Nu, Rusijoje aišku. Rusijoje manipuliuojama per religiją, reiškia, per valstiečių tamsumą jų dar, kaip pasakyti, iliuzijas tam tikras, nu bet to kaip vakaruose, kur jie labai civilizuoti, labai išsivystę, ten labai gausios tos socialistinės partijos, nu bet kaip tai suprast? Aišku, tas pats karo faktas, jis nebuvo, kaip pasakyti, itin nuostabus. Karą tokio pobūdžio, nu, kaip pirmas pasaulinis karas, dar baigiantis 19 amžiui, prognozavo ir minėtasis Friedrichas Engelsas, arba, pavyzdžiui, iš visiškai kitų pozicijų, jį prognozavo Levas Tolstojus, rusų klasikas. Bet reikėjo konkretaus paaiškinimo. Nu ir Leninas, būdamas marksistų, sako, kad reikia į klausimą žiūrėti taip. Kas yra karas? Karas yra niekas kita kaip politika krūvinais būdais, krūvinom priemonėm. Kas yra politika? Tai yra niekas kita kaip karas, bet nebūtinai taikant nuogą tokią ginkluotą prievartą. Bet esmė ir to yra susidūrimas priešiškų jėgų, priešiškų interesų, priešiškų klasių, partijų, ten, valstybių, ideologijų ir taip toliau ir panašiai. Kas yra politika šiame kontekste? Jeigu žiūrime tai, kuo jį remiasi. Nu, tai politika neišvengiamai yra išraiška tam tikrų socialinių santykių. O socialiniai santykiai turi ekonominę bazę. Kitaip tariant, politika turi ekonominę bazę ir karas turi turėti ekonominę bazę. Ir kalbant apie ekonominę bazę, nu, tai žiūrim į epochą. Nuo 1871 metų, tai yra nuo vokiečių-prancūzų karo pabaigos, kai susiformuoja vieninga Vokietija kaip nacionalinė valstybė, turim ilgą santykinės taikos, ramybės ir stabilumo laikotarpį Europoje. Daug ko beje panašu į tą, kurį turėjome nuo 45 metų. Tai jo, buvo palyginti smulkių regioninio masto konfliktų, ten Balkanų karas, panašiai, bet principe Europa gyveno taip, kad visos šalis vystosi, daugumoje jų yra arba demokratija, tiesiog respublika ar konstitucinė monarchija, leidžia ir tiems socialistam reikštis, darbininkai ten juda brūzda, gerėja jų pragyvenimo sąlygos, reiškia, pats tie kapitalistai darosi pelnus, ir kažkokia prasme visiems neblogai gyvenasi, atrodo. Toks klėstėjimas, žydėjimas netgi visokiojopas, tiek mokslinis, techninis, kultūrinis, politinis, žodžiu, atrodytų tikras toks aukso amžius, buržuazinės tos europietiškos civilizacijos. Ir štai staiga prasideda skerdynės. Ir tos šalis, kurios visos, atrodytų, deklaruoja tą teisinę valstybę, demokratiją, humanizmą, progresą, panašiai, vieni kitus skerdžia. Ir čia ekonominį pagrindą Leninas įžvelgia pačioj kapitalizmo raidoje, o būtent reiškinį, kuris yra įvardinamas kaip imperializmas. O imperializmą nereikia suprasti tiesiog, yra kažkokie blogi dėdės, jie labai agresyvūs, jie nori sukurti imperiją ir jie ima čia užkariauja kažką. Čia ne apie tai kalba. Čia jeigu tas ir yra, tai tik maža dalis kalbos, tik Lietkalnio viršūnė. Esmė yra ekonominis procesas, kuris vyksta XIX amžiaus antroji pusėje ir iki 20 amžiaus pirmosios pusės. Ir Leninas šią temą imasi parašyti knygutę ploną, kuri vadinasi Imperializmas aukščiausia kapitalizmo stadija. Jis toj knygoje remiasi eilė tuo meto mokslininkų,
ypatingai anglų Hobsonu, nepainioti su Tomu Hobsu, jeigu ką, kur visiškai kito laikotarpio, 17 amžiaus politinis filosofas, tai Hobsonas, tai anglų ekonomistas 19-20 amžiaus sankirtos. Ir Hobsonas nagrinėja imperializmą visų pirma kaip ekonominį reiškinį. Ir kaip tai yra aiškinama? Leninas išskiria 5 pagrindinius požymius. Praeisim tuos požymius ir aš pabandysiu paaiškinti konkrečiai kontekstą ir kodėl čia visą tai. Tai pirmas požymis yra itin išaugusi kapitalų koncentracija. Ką tai reiškia? Jeigu pačioj pradžioj tu turi laisvą verslininkystę ir, sakykime, žmonės, kurie turi kažkiek sankaupas pinigų ir jie tos pinigus investuoja ir į gamybą, ir į prekybą, ir, žodžiu, su pinigais daro pinigus, ir jie tarpusavį konkuruoja ir vystosi toji rinka. Tai čia jau tu turi tokią situaciją, kur didžiulė jų dalis tų laisvųjų verslininkų, jie sužlugdyti, jie suvalgyti ir vietoj jų atsirado labai labai dideli savininkai. Ir aišku, didelė dalis žmonių yra priversti tiesiog dirbti samdomą darbą pas juos, ir toks, kaip pasakyti, tarpsluoksnis, amatininkų tenai, smulkių verslininkų panašiai, jis visiškai, labai, labai, sakykime, silpnoj padėty randasi ir atrodytų lyg nyksta. Antrasis požymis, tai kad šie išaugę kapitalai jungia jau į vieną visumą iš vienos pusės pramonės kapitalą, tai yra kapitalą, pinigus darančius pinigus, kurie yra investuojami į gamybinį procesą, pramoninės įmonės paprastai, iš kitos pusės bankinį kapitalą. Taip, grubiai šnekant, kai tu jau pačia nuogiausia prasme darai su pinigais pinigus. Ir jie apsijungia kartu, tas jų derinys, ta jų kombinacija yra įvardinama kaip finansinis kapitalas. Tai finansinis kapitalas, jau formuoja didelius tokius konglomeratus verslo. Tuomet tie konglomeratai susiduria su problema, kad jų šalyse, pavyzdžiui, Anglija, tarkim, darbininkų padėtis gerėja, jie reikalauja didesnių algų, jie turi profsąjungos, kurios gali apginti jų, tuos ekonominius reikalus. Ir tu turi, kaip pasakyti, tu turi technologijas jau tokias, kurios gali labai labai didelį kiekį produkcijos imti ir išpumpuoti labai greitai. Ir jeigu tu tiesiog leisi viską meit, tą eigą, tai tu tiesiog turėsi perprodukcijos krizę. Tai yra, tu turėsi labai daug produktų, bet tu neturėsi žmonių, kurie turėtų pinigų visą tai supirkti. Nes pinigai nėra išmokami tiesiog už tai, kad atsirado produktas. Pinigai yra išmokami už tai, kad tu atiduodi ne tik tai savo darbo jėgą, bet tu atiduodi savo laiką. Tu atiduodi savo laiką. Žmogus kuria vertę pridedamąją kapitalistiniam procese, kai iš jo yra atimamas visuomeniškai būtinas darbo laikas. Atskira tema, bet žodžiu, tam, kad išlaikyti pelningumą ir išvengti šito, yra labai gera išeitis. Paimk ir perkelk gamybos procesą, arba bent tam tikrą jo dalį, kad ir pačią primityviausią žaliavos, tarkim, išgavimo dalį, perkelk į šalį, kur technika neišsivyščiusi, kur žmonės be teisiai, kur jokių profsąjungų nėra. Ir ten bus pigiau. Tada tu galėsi imti ir panaudoti tai savo vidaus rinkai. Ir, žodžiu, ir gausis problemos toks sprendimas. Beje, ką šiuolaikiniam pasaulyje matome, iš tikrųjų, tokiam lygyje, kad Leninas, kažin ar būtų, aš manau, jis įsivaizdavo tai, bet jis netikėjo greičiausiai, kad iki to bus prieita. Tai žodžiu, trečias požymis yra kapitalų išvežimas. Ketvirtas požymis yra, kad tie konglomeratai monopoliniai, jie pradeda tarpusavį dalintis rinkas ir perima kontrolę virš valstybių.
Nu, tai yra dauguma tų tradicinių partijų tampa tiesiog jų interesų reiškėjomis, jų marionetėmis. Nu ir 5 požymis tai, kad tos valstybės, kurios yra už tam tikros vietos pakabintos tųjų transnacionalinių monopolinių asociacijų, kad tos valstybės pasidalyja jau visą žemės gaublį, jo rinkas, jo teritorijas, jo resursus tarp savęs. Čia geriausia iliustracija būtų XIX amžiaus gale Afrikos žemynas ir kolonijų dalybos ten tarp visų pirma Anglijos, ten Prancūzijos, o tada matysim įsijungia ir Belgija, Vokietija, ten Italija ir ne tik. Tai štai vat, jie persidalina pasaulį ir jeigu palikt savieigą visą šitą vystytis, tai kas bus? O bus tai, kad vis didės atskirtis tarp tųjų kapitalistiškai išsivyščiusių šalių, kurios turi kolonijas, kurios išveža savo kapitalą, kurios plešia tas kolonijas ir nebūtinai ten šaudant, gaudant. Gali grinai teisėtų ekonominiu būdu tai daryti. Tai vat, vis auga tarp jų praraja ir tuo pačiu kolonijų apiplėšinėjimo sąskaita vakarų Europoje auga sluoksnis, kuris įvardinamas kaip darbo aristokratija. Šitą savoką beje dar Veikale darbininkų klasės padėtis Anglijoje, tiksliau, man atrodo, vienam iš įvadinių straipsnių kažkuriam leidimu. Kažkuriam iš įvadinių straipsnių vėlesniam leidimo šios knygos Engelsas naudoja šitą savoką ir tai apibūdina ką? Tai apibūdina dalį darbininkų klasės, kurie paprastai dirba jau kvalifikuotą darbą tam tikrą. Jie turi savo ten būstą, turi neblogą padėtį ir jų nedomina ten revoliucijos, dar kažkas, jie ne tik, kad nori pritapti prie sistemos, jie jau yra pritapę prie sistemos. Ir jie nori arba dar daugiau vartoti, reiškia, arba jie tiesiog nori išleisti savo vaikus į mokslą ir padėti savo vaikam užimti kuo aukštesnę padėtį toj visuomeniai. Nu, tai yra, jie bando į viršų kilti socialiniais liftais. Tai čia užuomazga to, kas vadinama vidurinė klase Europoje. Ir tuo laiku būtent toji darbo aristokratija išauga pakankamai stipriai Prancūzijoje, Anglijoje, Vokietijoje. Ir ji, Leninas sako, ir sudaro tąją atramą, kuri palaiko tuos pseudosocialistinius politikierius, kurie išduoda savo idėjas, savo principus, nes jiem kažkokia prasme visai patrauklu. Štai mūsų tėvynė galinga, mes čia dar daugiau turėsim, mus čia paaukštins kažkur, eikim, duokim į kaulus tiem, ar prancūzam, ruskiam, ten dar kokiem, ar prancūzai sakys, tiem fricam duokim į kaulus, anglai sakys taip pat. Ir mums bus daugiau tojo pirago atsikas duodama. Ir kas įdomu, tai jeigu užbėgsim į priekį porą dešimtmečių, tai atramos bazė fašistiniam judėjimam Italijoje ir ypač Vokietijoje, Hitlerio diktatūrai, didelė dalimi ir buvo būtent taip vadinama vidurinė klasė, smulkus buržua ir darbininkiška aristokratija, kuri po karo labai bus nusivylusi savo nuskurdimu, savo marginalinę santykinai padėtim ir bus ištroškusi ne revoliucijos ir teisingumo, tokio sadistiško revanšo. Tai kai apie šitą kalbam, galima duoti tokį palyginimą dabar iš pop kultūros, kad tiesiog būtų geriau suprantama ir tikiuosi ypač jaunimui, kas čia klausys, kas čia žiūrės. Tai esat gal matę tokį filmą Bado žaidynės, Hunger Games reiškia, kur vaizduojamas pasaulis po kataklizmo ir teritorijoje, kur dabar yra Jungtinės Amerikos valstijos, ten susikūrus tokia valstybė labai niūri. Ji turi savo sostinę, centrą tokį. Ta sostinė labai turtingai gyvena, ten valdininkai, ponai visokie, ten biznieriai, taip toliau, jie ten lėbauja, ištvirkauja, ten karaliauja, jaučiasi dievais ten. O jie taip gyvena, kodėl? Todėl, kad yra ten 12 ar 13, neatsimenu, bet kažkeliolika teritorijų vienetų, kurie vardinami zonomis ir tos zonos
tiekia jiem resursus pusvelčiui. Resursus tai, žaliavas ir darbo jėga. Ir tas filmas sukasi apie tai, kad ten kas keli metai ar kas metai, neatsimenu, ten visos tos zonos turi atsiųsti savo atstovus į tokias žaidynės, kur tokio uždaroji teritorija, jie ten turi kapotis, kol išsižudys ir vienas liks gyvas, jis gaus ten apdovanojimą ir bus kažkokios privilegijos suteikiamas tai laimėjusiojo atstovo zonai. Ir tarp kitko įdomu, kad viena iš tų zonų filme, aš neatsimenu jos skaičiaus, bet viena iš tų zonų yra specialiai skirta ruošti karius, tenai policajus ten ir panašiai, žodžiu, tokie kaip sarginiai šunys tos sistemos. Ir jie gyvena materialiai šiek tiek geriau negu kitos zonos. Tai faktiškai, kai kalbam apie imperializmą, tai Leninas kalba apie globalią piramidę, kur pasaulis taip padalintas. Tai vat, jeigu žiūrim šiandieną, turim taip vadinamą auksinį milijardą, ar kolektyvinius vakarus, turim tokią pusiau ribinės šalis, kurios nėra pačios skurdžiausias, bet nėra prie auksinio milijardo, tai būtų, tarkim, Rusija, Kinija kokia. Jie dabar, tarp kitko, kapojasi su Amerika dėl vietos po saulėtojo kapitalizmo globalaus. Ir turim tada trečią pasaulio šalis, kurios tiesiog yra mėsa jiem išnaudoti. Afrika, ten Pietryčių Azija, Latino Amerika ir panašiai. Jų žaliavos, jų žmonės, tai yra tiesiog pusvelčiai išgaunamas resursas, kuriuo remiasi toji gerovė vadinama. Ir jeigu žiūrėsim vėliau 20 amžių, kaip vystosi visuomenės mokslas ir tas pats marksizmas, tai turėsim tokį Emanuelį Wallersteiną ir Samirą Amirą, mokslininkus, kurie yra siejami su taip vadinama pasaulio sistemų teorija. Tai, analizė to, kaip visas pasaulis, kaip tinklas globalus, viskas surišta ir kaip tų auksinio milijardo šalių gerovė yra produktas eksploatacijos plėšimo tų vargingųjų šalių. Tai faktiškai auksinio milijardo problemos toks mokslinis paaiškinimas, tai jie vienaip ar kitaip remiasi ir išeina iš Lenino imperializmo teorijos. Tai imperializmo teorija paaiškina, kad kas yra pirmasis pasaulinis karas, ar tiksliau, kas tai buvo. Tai tiesiog batalija tarp tų jų didžiųjų valstybių, kurios atstovauja tam tikrom monopolistiniam grupuotėm, jų batalija dėl teritorijų, dėl rinkų, dėl išteklių. Ir viskas. Jokių ten idėjinių kažkokių ten ar humanitarinių motyvų realiai nėra. Visa yra tik pretekstas. Ir šiame kontekste Leninas iškelia tezę visiškai kitokią nei minėta tezė Engelso komunizmo principuose, kad štai labiausiai išsivyšiusiose kapitalistinėse šalyse čia kažkas tai bus. Leninas konstatuoja, kad egzistuoja vystimosi netolygumas tarp šalių ir trupučiuką vėliau išėjusiam straipsnį dėl jungtinio Europos valstybių šūkio, kur jisai prognozuoja, kas būtų, jeigu būtų kuriama kažkas tai panašaus į dabartinę Europos Sąjungą. Tai jis konstatuoja, kad vystimosi netolygumas yra besąlyginis kapitalizmo dėsnis. Ir kad faktiškai yra du keliai. Vienas kelias, kur jis tikėjo, kad bus galima jo išvengti, tai yra, kad tai tiesiog laisvai tęsis. Ir tada faktiškai įvyks visiškas ne tik tai kapitalizmo, bet pačios europietiškos civilizacijos supuvimas ir totalus išsigimimas. Knygoje Imperializmo pas Leniną yra tokia citata paimta iš minėto Hobsono, kur Hobsonas prognozuoja, kas bus, jeigu vakarai įsisavins Kiniją ir Kinija taps tiesiog ant vakarų dirbančių globalių fabrikų. Tai sako, kad Anglijai ir kitose vakarų Europos šalise labai mažai liks pramoniai dirbančių žmonių ir didelė dalis gyventojų tiesiog tam, kad jie neturėtų laisvo laiko ir būtų įkinkyti art,
Nes šita sistema, ji nenori, kad žmogus būtų pats savo ponas, pats savo šeimininkas. Ji nori, ji net reikalauja, ji negali nepajungti tavęs, kad tu neatiduotum jai savo laiko. Tu privalai atiduoti savo laiką. Šitos sistemos esmė yra, kad pavok tavo gyvenimą, pavok tavo laiką. Tai, žodžiu, dauguma žmonių dirbs aptarnaujančiam ala paslaugų sektoriui. Ir jis tai lygina su kuo? Jis ima, sako, pažiūrėkim į rajonus Anglijoje, kur yra dvarai kokie, ir ten dvaruose gyvena ponai, ir tiesiog visi kiti yra jų tarnai. Ir tie tarnai tokiuose auksiniuose narvuose gyvena, šokinėja apie tuos ponus. Nu, yra turizmas, kažkas atvažiuoja, pasižiūri, pasigroži, ir išvažiuoja. Ir visi patenkinti, taip toliau, bet, stagnacija, niekas nelabai vystosi. Ir tie žmonės faktiškai yra parazitas. Jie kolektyvinis parazitas. Čia nereiškia, jie geri, blogi žmonės, bet ta prasme, jų padėtis globalioje sistemoje yra parazitinė. Ir esant tam parazitizmui, tiesiog, kad viskas supūs ir nueis velnio. Parazituojant iš tųjų kitų šalių. Beje, aš sakyčiau, kad faktiškai tas ir įvyksta. Tas ir įvyko. Galima kalbėti apie pirmo pasaulio šalis, tai yra apie Europą, apie Ameriką ir taip toliau. Tai faktiškai tokios vartotojiškos visuomenės ne tik imperializmo pagrindu, bet tame tarpe to pagrindu ir susiformavo, bet čia būtų atskira tema kitom paskaitom. Čia tiesiog noriu pasakyti, kad Leninas brėžia alternatyvų kursą. Jis sako, Hobsonas neteisus, sako, todėl kad Hobsonas neįvertina, kad yra jėga reiškia proletariato, kuri pasipriešins imperializmui ir reiškia šluos visą šitą sistemą iš pagrindų. Ir jo viltis yra kokia? Jo viltis yra ta, kad tai neprasidės tas pasipriešinimas revoliucinis labiausiai išsivyščiusiuose šalyse, bet kad imperializmas yra globalinė grandinė. Vat yra grandinė, grandimis, kaip rodau su pirštais, viskas surakinta, surišta, bet jeigu viena grandis ims trūks, tai visa grandinė iširs. Žodžiu, lenciūgas nutrūks. Tai klausimas, kurgi yra silpnoji grandis imperializmo grandinėje? Taip Leninas pastato klausimą. Ir jis sako, kad toji silpna grandis yra šalyje, kuri mažiau išsivyščiusi, kuri atsilikus, bet kuri yra pakankamai išsivyščiusi, kad gali atstovėti tarptautiniai arenai, ir kuri turi pakankamai teritorijos, pakankamai žmonių, pakankamai resursų, ir kurie, aišku, turi stiprų socialistinį, revoliucinį judėjimą. Ir šiame kontekste kyla idėja, kad Rusija gali tapti startiniu tašku globaliai revoliucijai, pasauliniai revoliucijai. Rusija peršoks, reiškia, per tą buržuazinę demokratinę revoliuciją į socialistinę revoliuciją. Atsiminkime antrąją dalį šios paskaitos, kur pasakojau. Ir tada domino efektu prisijungs ir kitos šalis su laiku. Rusija įstojus vienai prieš visą pasaulį ir parodžius pavyzdį. Ir jis pradeda burti apie save alternatyvų naują internacionalą iš tų žmonių, kurie pritarė jo idėjams, ir yra iškeliamas šūkis imperialistinį karą, tai yra grobuoniškai tą karą dėl pasaulio perdalymo paversti pilietiniu karu. Tai yra kreipimasis į darbininkus ir valstiečius, kurie ir sudaro absoliučią daugumą į frontą išsiustos patrankų mėsos, kad jūs atsukit savo šautuvus, savo durtuvus prieš savo tuos karininkus ir generolus, prieš savo kabutėse vyriausybės, nes čia jūs ne savo tėvynę ginat, ne už kažkokias teisės kovojat, jūs kovojat tik tam, kad jie darytųsi pelną jum ir jūsų broliam vieni kitus žudant, skerdžiant. Ir Leninas pabrėžia, kad šitokį šūkį galima kelt tik remiantis sąlygą, kad tas karas yra iš visų pusių grobikiškas, tai yra nėra jokių nekaltų pusių. Ir kad egzistuoja realiai ir veiklus, kovingas tas proletariatas, tai aktyvi pramonės darbininkų klasė visose šalyse, ir kad skirtingose šalyse egzistuoja
politinės jėgos, kurios gali visą tai paimti rankas ir suvairuoti procesą. Jeigu tik nėra kurios nors iš jų sąlygų, Leninas pabrėžia, tai viskas. Čia yra tuščios kalbos ir apie jokį atsisakymą nuo vadinamo tėvynės gynimo, čia kaip apie šūkį kalbėti, nėra jokios prasmės, jokio tikslo. Čia, tuščias rėkavimas. Pavyzdžiui, šiandieną iškelt analogišką šūkį, kaip bando daryti kai kurie žmonės save įsivaizduojantis, ten didžiuliais kairiaisiais, ten marksistais, ten komunistais ir panašiai, bet kurie tiesiog, sakyčiau, susireikšminę sektantai. Tai nėra objektyvaus pagrindo, nes neegzistuoja, objektyviai neegzistuoja nei proletarinio to ar jo labiau socialistinio judėjimo. Reikia visą judėjimą kurti nuo, nežinau, ar nuo apvalaus nulio, bet iš labai labai liūdnų pozicijų. Bet, žodžiu, grįžkime prie dalyko. Tai Leninas šitą teoriją išvystydamas, jis pateikė visiškai naują sampratą dėl to, kaip toji revoliucija turėtų vykti. Ir didelė dalim jis jau numato toliau 20 amžiui, kaip vyks išsivaduojamasis procesas. Pavyzdžiui, kad kiek buvo tųjų, sakykime, socialistinių revoliucijų pasaulyje, tai didelė jų dalis buvo būtent net ne, kaip pasakyti, šalyse, kuriuose ten išsivystęs proletariatas, ten kapitalizmas, taip toliau, o kolonijose. Vietname, ten, Korejoje kokioje, Kinija, aiškus pavyzdys, ar, pavyzdžiui, Kuba, partizaninis karas, Fidelio Castro vadovautas. Tai viskas, kaip pasakyti, pagal koncepciją, kurios pamatas yra Lenino teorija apie imperializmą. Ir apskritai, jeigu tu nori kalbėti apie 20 amžiaus istoriją ir suprast fašizmą, nacizmą, antrą pasaulinį karą, suprasti šaltąjį karą tą patį, suprasti, kaip pasaulis perdalytas, sistema ekonominė ir politinė. Tai nori, nenori, imperializmo teorija yra, ji nėra pakankama, bet ji yra, viena iš sudedamųjų dalių, ką reikėtų žinoti. Tai dabar mes pereinam jau prie ketvirtosios dalies. Tai karas tęsiasi ir Rusijai yra gana blogai. Ji pralaiminėjo, vokiečiai yra perėmę didelę dalį ir Pabaltiją, Lenkiją, Ukrainos dabartinis didžiulį gabalą. Ir socialinė padėtis, materialinė padėtis žmonių yra, aišku, apverktina. Ir vėl pradeda virti panašios aistros, kokios, kad virė 5-6 metais. Tai bręsta antra Rusijos revoliucija. Tai būtent vasario revoliucija. Leninas tuo metu dar yra emigracija. Tąją vasario revoliuciją, kuri ir nuverčia carą. Atsiminkim, ne bolševikai nuvertė carą, o, galima sakyti, liberalai, demokratai nuvertė carą. Tai jį vyksta, Rusija tampa respublika. Ir irgi ji prasideda panašiai kaip 5 metų revoliucija, tai darbininkų streikai pagrindiniuose pramonės centruose, ypatingai Peterburge, kuris tuo metu jau pervadintas į Petrogradą. Pervadintas todėl, kad vyksta karas su vokiečiais ir Peterburgas vokiškai skamba, pervadinkim, kad būtų tas pats pavadinimas, bet rusiškai skambėtų. Tai ne Burg, vokiškas kaip žodis miestui, o Grad, rusiškas atitikmuo. Taigi Petrograde, reiškia, bruzdėjimai tie vyksta, vėl tarybos kūrėsi, ir Leninas su savo artimiausiu ratu važiuoja uždarų šarvuotų traukinių į Rusiją, o uždarų tai todėl, kad, ką čia bekalbėtų visokie istorikai ir pseudoistorikai, kurių, kaip pasakyti, tikslas arba iškreipti iš konteksto kokius faktus, ar tiesiog fantazuoti ir fantaziją už realybę pristatyti, tai ne tai, kad čia kažkoks rusų norėjau sakyti, vokiečių šnipas, ten Rusijos išdavikas, dar kažkas čia. Čia niekai yra, o vokiečiai jį uždarė į
į traukinį šarvuotą, uždarė, tai yra, tu negalėjai iš jo išlipti. Viskas užvekuota lyg sloikio kokiam. Tam, kad jis negalėtų pakeliui Vokietijoje išlipti ir ten agituoti žmonių. Nes atsiminkim, Leninas buvo poliglotas, jis laisvai kalbėjo ir angliškai, ir vokiškai, ir prancūziškai. Be kita ko. Tai vokiečiai tiesiog žaidė, jie galvoja, mes leisim, nebuvo akcentas Leninas. Akcentas buvo apskritai Rusijos opozicija, kuri buvo dalis opozicijos politinėje emigracijoje, leiskim juos atgal į Rusiją, nu ir galbūt tai destabilizuos situaciją, bus vidaus kovos, vidaus neramumai. Ir Leninas tikrai nebuvo, kaip pasakyti, kažin kokia didelė ten žvaigždė, lyginant su kitais veikėjais. Jis apskritai buvo, tiesiog vienos iš tųjų partijų lyderis. Ir tiek, ir šiaip įdomi detalė, jeigu žiūrėt, kad ir jo įvaizdis ten su tuo kostiumiuku, reiškia, tais gražiais batais, viskas, jis ir suformuojamas tos revoliucijos eigojo. Jeigu paskaitai atsiminimus, biografijas kai kurias jo, tai sužinai, kad jis atrodydavo palyginti kaip Driskius, mėgdavo su darbiniais ar išvis kerziniais batais vaikščioti, nes jam patikdavo po gamtą ir po miškus, po kalnus Šveicarijai laipioti. Ir jis buvo priverstas savo bendražygių, kurie nori jį jau kaip tokį respektabilų politiką pristatyti, žodžiu, atrodyti taip labiau reprezentatyviai. Tai čia apie tą Leniną daug mitų yra, bet esmė tokia, kad jis grįžta į Rusiją tame traukinį ir jis paskelbė iškart dokumentą programinį, kurį mes žinom kaip balandžio tezes. Taip vadinasi todėl, kad balandžio mėnesį, 17 metų. Ir balandžio tezėse realiai yra išplėtojamos tos idėjos, kurios buvo dar 5-6 metais keliamos, tai primenu, 5 metais Leninas iškėlė idėją darbininkų ir valstiečių sąjungos, jis šitą idėją detaliai pagrindė knygoje, beje, pamiršau tada tai aiškinamas paminėti, knygoje 2 socialdemokratijos taktikos demokratinėje revoliucijoje, tai Leninas tęsė šitą liniją ir pateikia politinę programą, kuri reikalauja ne tik, kad atimti žemę iš dvarponių, duoti valstiečiam, ne tik nacionalizuoti stambės gamyklas, reiškia ir panašiai, bet jį reikalauja išstojimo iš karo ir kelia siekį, kad visos šalis sudarytų taiką be kontribucijų. Be kontribucijų reiškia jokia pusė, jokia kitai nemoka reparacijų, tiesiog gyvenkime taikiai. Ir šitos idėjas labai rezonuoja su mase žmonių, nes jie kariauja ir jie galvoja, koks tikslas, dėl ko aš čia kariauju. Kažkas biznį daro, kam to reikia. Jau žmonės pavargė, jiems tai atsibodo. Tuo tarpu vyriausybė su eserais ir Kerenskiu priešakyje, žodžiu, buržuazinė demokratinė vyriausybė, ji nesugebėjo tvarkytis nei su ekonominė padėtim, nei fronte gerų pasiekimų nebuvo. Ir, kurį laiką bolševikų partija kaip tokia opozicija veikia atvirai legaliai, bet atsidūrė irgi būtent dėl karo klausimo už įstatymų ribų. Leninas tada pereina į pogrindį, slapstosi Suomijoje ir ten būdamas rašo knygelę Valstybė ir revoliucija, kur galima sakyti, yra jo programa ne tik tai revoliucijai, bet, užuomazgai, kaip startuoti naujos santvarkos, naujo valstybės aparato, būtent iš apačios, naudojantis tuo tarybų faktoriumi, kaip visą tai daryti. Aišku, tai, kas praktiškai gaunasi, ypač po Lenino mirties ir tai, ką jis čia įsivaizdavo, čia labai stipriai išsiskiria. Bet kalbant būtent apie revoliucinį tą ir pilietinio karo laikotarpį, ir apskritai, sakykime, kaip paminklas politinės minties istorija, tai yra labai, kaip pasakyti, tai rimtas tekstas, kurį irgi vertėtų perskaityti. Jį aš nuorodas įdėsiu laidos aprašyme. Tai jis rašo šitą knygą ir jis strateguoja veiksmus. O ką reiškia strateguoja veiksmus? Faktiškai Rusija byra į šipulius.
jau jaučiasi nuotaikos, kad mažos tautelės atsiskirinės. Turėkime omeny, į karą įstoja Jungtinės Amerikos valstijos sąjungininkų pusiai ir jos žada, čia pagrindė kaip lozungas, kad išardyti Austrijos Vengrijos imperiją, jos žada nacijų apsisprendimo teisę. Tai yra nacionalinė grupė, ji gali susirinkti, daryti referendumą ir spręsti, nori būti imperijos kažkokios sudėti ar nenori. Na, jeigu nori, gali savo autonomiją turėti, na, jei nenori, nepriklausoma valstybė ir panašiai. Tai šitie lozungai turi didelį įtaką. Nu ir bolševikai perima tokią, atsiprašau, ne perima, o užima poziciją, kad jeigu tu nori išlaikyti tąją teritoriją, kur buvo Rusijos imperijos, bet kaip daugia nacionalinė valstybė, tu turi duoti lygiateisiškumą tautoms. Tai Leninas, tarp kitko, vienam veikale neduoda palyginimą su santuoka ir skyrybomis. Sako, kas čia per santuoką, jeigu tu neturi teisės į skyrybas. Tai gaunasi per prievartą moterį tu laikai, reiškia. Tai jeigu iš tikrųjų normali santuoka, tai turi būti laisvo apsisprendimo. Tai jeigu mes kuriam socialistinę valstybę, turi būti nacijų apsisprendimo teisė. Ir tuo pagrindu vėliau ir bus, kaip pasakyti, tos teritorijos, kurios prarandamos Rusijos imperijai byrant, jos bus suklijuojamos atgal, remintis šituo nacionaliniu principu, šito nacionalinės respublikos tos. Vėlgi, čia nereiškia, kad viskas idealiai taip, kaip jis čia parašė, kad taip ir bus. Bet pats principas dedamas į pamatą. Toliau, reikia nepamiršti, kad niekur nedingsta tarybos. Ir apskritai jau toj Rusijos Respublikoje realiai dvi valdystė egzistuoja. Vienoje pusėje yra vyriausybė su dūma, reiškia, oficiali valdžia. Kitoje pusėje yra darbininkų, valstiečių ir kareivių tarybos, kur jie, principu, apie kurį kalbėjom antroji šios laidos dalyje, kur jie renka savo deputatus. Ir ten labai skirtingi vaizdai. Bolševikų, pavyzdžiui, nepalaiko dauguma dūmai. Bet kur tarybos yra, jos palaiko daugumą. Ir čia skirtingi labai visuomenės sluoksniai. Bet žodžiu, Rusijos imperijai byrant, situacijai destabilizuojantis, faktiškai toji valdžia, vyriausybė, žodžiu, ji darosi neįgali. Atsiranda vakumas. Tai yra, valdžia yra ant popieriaus, bet realiai ji savo galių jokių vykdyti nebegali. Ir tiesiog yra situacija, kur, aš neatsimenu, kur tiksliai taip Lenino pasakyta, bet yra tokia frazė, kad guli ant gatvės valdžia numesta. Tai kodėl nepagriebti jos? Turi griebti, jį guli, reiškia, kažkas kitas pagriebs. Nes egzistavo labai daug skirtingų nuomonių dėl to, ką daryti. Vėlgi ryšim su tuo, kad Rusija atsilikus, Rusija neišsivyščius, nepribrendus socializmui ir taip toliau. Pavyzdžiui, minėtasis anksčiau Maksimas Gorkis, jisai buvo vienas iš skeptikų. Jis nepalaikė pradžiai spalio perversmą įvykusią. Nes, kas įvyksta? Rudenį, tai lapkričio 7 dieną, vadinama spalio revoliucija, todėl kad pagal senąjį kalendorių, tai buvo spalio dar mėnesį, tai žodžiu, bolševikai beveik be kraujo perima valdžią ir pradeda savaip tvarkyti tąją Rusiją ir tik po to, kai jų politiniai priešininkai, su kuriais jie pradžiai elgėsi, sakyčiau, labai švelniai, tai yra panaikina mirties bausmę, nieko nerepresuoja, visus paleidžia ir galvoja tiesiog, jie mus toleruos ir mes galėsim kažkaip susikalbėti. Bet tie pradeda ginkluotus sukilimus, pradeda maištus, pradeda žudynės. Ir tada prasideda pilietinis karas. Pradžiai ką buvo ne raudonas teroras, pradžiai buvo baltas teroras. O raudonas teroras jau atsiranda kaip reakcija į jį. Ir jie tarpusavį ten kalasi, šaudasi, skerdžiasi. Ir eina tas pilietinis karas. Bet žodžiu, Maksimas Gorkis nepalaikė pradžiai šiojo perversmo, todėl kad jis laikė, kad Rusija per daug atsilikusi ir kad, kaip pasakyti, ji nepribrendus tiesiog šitam. Todėl kad, socializmas tai reikštų ir komunizmas tai laisvų ir lygių žmonių savivalda, kur ilgainiui darbas tampa žmogaus asmens savirealizacija. Grubiai taip paprastai išsireiškus.
O Rusijoje nėra net normaliai išsivyščiusios vakarietiška prasme, kapitalistinė prasme pilietinės visuomenės. Tai Gorkis sako, visų pirma, leisk šitam susiformuoti. Ir bent kažkiek. Ir nešk apsišvietimą į tuos valstiečius, kad ištraukti juos iš jų tamsos ir primityvizmo. Čia supraskim, žmonės beraščiai. Žmonės, elementarus pavyzdys, tarkime, jau įvykus revoliucijai yra rengiamas, čia iš Gorkio tokių atsiminimų, yra rengiamas suvažiavimas valstiečių atstovų ir jiem duodama gyventi rūmuose, ten muziejuose buvusiuose, ne muziejuose, bet rūmuose, kur dabar greičiausiai yra muziejai kokie, tai žodžiu, duoda ten kur miego, duoda ir kur apsipraust, viską. Visos sąlygos. Bet atvažiuoja žmonės, kurie nesinaudoja tualetais, o paima ir į vazas tenai, tuštinasi, šlapinasi, ten daužo meno kūrinius, taip toliau. Žodžiu, su tokiu kontingentu turimas reikalas. Tai Gorkis mato, kad ta visuomenės masė yra valstiečiai ir šitie karjeristai valdininkai. Ir kad šitoj milžiniškoj masiai, tai tas tandemas, apie kurį kalbėjom, proletarų sąmoningų ir inteligentų, tai, cituojant Gorkį, tai lašas rusiškų miesčionių okeane. Ir miesčionis tai nėra miestietis. Miesčionis tai yra, vokiškai filisteris. Žmogus toks susmulkėjęs, sumaterialėjęs, kuriam svarbiausia yra ta vadinamoji butavucha ir jo asmeninis interesas, socialinė padėtis, ką žmonės pasakys, ką pagalvos, o kaip aš atrodau, o koks tu begėdis, kaip tu drįsti, o jis geras, jis iš geros šeimos, nes jie gerai uždirba. Čia aš taip biškai pašiepiu, bet, kad suprastumėt. Tu gali mieste gyventi ir nebūti miesčionis, ir tarp kitko, miesčioniškumo kaip tokio, aš manyčiau, ir be abejo, klasikas Gorkis tikrai sutiktų su manim, daug daugiau miesčioniškumo kaime ir mažuose miesteliuose negu didmiesčiuose. Kas atskira sociologinė ar socialinė psichologinė tema. Bet, žodžiu, Gorkis žiūri skeptiškai. Daug kas žiūri skeptiškai. Bet bolševikai ima nuo gatvės tąją valdžią, ją pakelia, ją perima ir formuoja tąją valstybę pradžiai remiantis, tuojų tarybų institutų. Ir formuojas toks tandemas. Ta bolševikinė partija ir darbininkų, vargingųjų valstiečių ir kareivių, deputatų tarybos. Štai. Ir visa prezumpcija, prielaida, žodžiu, kurie remiasi Leninas šitai darydamas, yra ta, kad greitai procesas persimės tolyn, tai yra, kad jiems sukilus, vokiečiai susimastys, pala, tai kodėl mes dabar turime eiti, į juos čia šaudyti, juos čia durtuvais badyti, bombas ant jų mėtyti, jeigu jie kovoja už laisvę, jie atsisako kariauti, jie čia atsisako žudyti nekaltus žmonės ir išnaudot, o mes čia dabar turime eiti juos kapot, todėl, kad mums kažkoks tai kaizeris pasakė, kažkokie ten karininkai čia aiškina, taip toliau. Velniop, žodžiu, juos. Ir šitie lūkesčiai dėl Vokietijos, jie, neaiškinsiu aš čia dabar visų istorinių peripetijų, kaip su Vokietija kariauja, kaip Bresto taika pasirašyma panašiai, bet trumpai drūtai tiesiog Vokietijoje 1918 metų lapkritį, tai praėjus metam, įvyksta revoliucija, bet ji yra tik dalinė, tai yra nuverčiamas kaizeris, įvedama taip vadinama demokratija, bet radikalūs tie revoliucionieriai, kurie laikėsi Lenino pozicijos, žymiausi jų tai nužudytieji savo priešų, revoliucijos priešų, Roza Liuksemburg ir Karlas Liebknechtas, tai jie nesugeba perimti visą procesą perima tie senieji socialdemokratai, kurie buvo už karą, kurie buvo už visą tą, ko nori sistemą. Jie perėmė valdžią, irgi davė tokių dalinių reformų, pagerinimų, ir vokiečiai nėjo
iki galo ant tos revoliucijos ir susitaikė, paliekant tą sistemą su pagerinimais tam tikrais. Ir vėlgi, tarp kitko, suveikė minėtas darbininko aristokratijos faktorius ir jų tokios smulkia buržuazinės, miesčioniškos sąmonės veiksnys. Tai yra, kad jie nesvajoja jau apie ten revoliuciją ir kad jie kaip klasė čia kuria kažkokią naują tvarką, jų svajonė tapti šiltai, jaukiai gyvenančiais biurgeriais ir kilti visuomenės laiptais ir tapti padoriais, priimtais mūsų visuomenės nariais. Suprantat? Žodžiu, tokia, miesčioniuko, reiškia tokia prisitaikėlio svajonėlė. Tiesa, tarybinė valdžia vokiška tam tikra laimė ir įsigali pietiniai Vokietijos daly, katalikiškam Bavarijos krašte, bet ten yra kariuomenės nuslapinama. Ir taipogi Austrijos-Vengrijos imperijos buvusioje teritorijoje, būtent Vengrijoje, irgi yra Raudonos Respublikos tam tikras laikotarpis, kuris irgi baigėsi nesėkmė, bet nepaisant šių, kaip pasakyti, nepasisekimų, Leninas sėkmingai organizuoja trečiąjį internacionalą arba komunistų internacionalą, nes antrasis buvo socialistų internacionalas, o jisai prieina minties, kad socialistai ir tas pavadinimas jau save diskreditavo. Dabar, žodžiu, grįžkime prie pavadinimo, kurį Marksas ir Engelsas nuo pat pradžios naudojo, rašė Komunistų partijos manifestas. Kad atsiskirt nuo jų ir nepainiotų žmonės, užsivadinkim komunistais. Ir taip gimsta Kominternas. Aišku, jeigu žiūrėti šiandienos pasaulio perspektyvos, kai Tarybų sąjunga susinaikino ir tie vadinami komunistai tapo kapitalistais, ponais, buržujais ir demokratijos ir laisvės ir ten panašiai korifėjais. Tai, nežinau, gal galima kelt klausimą, ar dabar komunisto pavadinimas tinkamas taktiniu požiūriu, nes jis visiškai apdergtas, sumaišytas su purvais ir diskredituotas, bet, vėl atskira tema. Žodžiu, visa tai, ką mes dabar apšnekėjom, kas įvyko, tai ir sudaro išeities tašką tolimesniam tiek valstybės tarybų Rusijoje pradiniam etapui, tiek ir Kominterno, ar tojo tarptautinio komunistinio judėjimo, kurį inicijuoja ir kuriam pradžiai vadovauja iki savo dienų galo Leninas, jo startui. Ir šiaip, mano nuomonė, jeigu žiūrėti į visą Tarybų sąjungos istoriją, kur 70 metų tęsis, tai vienas iš esminių veiksnių, kas lėmė, sakyčiau, išsigimimą ir ilgainiui susinaikinimą Tarybų sąjungos, tai ir būtų konfliktas tarp iš vienos pusės tojo tandemo darbininkų, sąmoningų ir inteligentų, iš kitos pusės valstiečių ir valdininkų. Nes faktiškai, kas įvyksta, tai, kaip sakykime, Europa buvo ankstyvaisiais viduramžiais pakrikštyta, bet faktiškai gavosi taip, kad žmonės kaip gyveno neįtin krikščionišką gyvenimo būdą, formaliai priėmė krikščionybę, tai jie kontrabandiniu būdu po krikščionišką širmą pravarė savo senus visus pagoniškus, barbariškus įpročius, tai panašiai sakyčiau Tarybų sąjunga, ji nominaliai komunistinė tapo, priėmė ir netgi tikėjo tomis idėjomis, bet iš inercijos kurį laiką, bet pagal faktą, aš sakyčiau, inertiškai veikia būtent masė valstiečių ir masė valdininkų, kurie, jie tiesiog daro karjerą, ne revoliucijas kelia, ar ten siekia geresnį pasaulį daryti ir nori šiltos vietelės. Ir kad ilgainiui tas lašelis jūroje, kurį sudarė darbininkai ir inteligentai, kad jis ir ištirpsta toje masėje valstiečių ir karjeristų, politinių, sakykime, prisitaikėlių, ir tie prisitaikėliai galiausiai torpeduoja iš vidaus Tarybų sąjungą. Bet čia aš nežinau, gal labai abstrakčiai ir taip ne visai rišliai mintį išreiškiau, ir bet kuriuo atveju ji lieka kaip medžiaga
būsimom paskaitom, būsimom laidom. Žodžiu, šios lekcijos medžiagą mes praėjom ir aš džiaugiuosi, kad mano kankinė prieš kamerą jau baigėsi. Tai va. Tai prisipažinęs pereinu prie tradicinės litanijos baigiamosios. Tai yra, jeigu jums patinka šitas laidas, tai dėkit tuos nykščius į viršų, dalinkitės, platinkit. Dalinkite su savo draugais, su bendramžiais, ten su giminaičiais, žodžiu, su visais, kam tai tik manat, kad gali būti įdomu. Jeigu jūs turit savo minčių, turit ką pridurt, ką pasakyt, būtinai rašykit komentarus, eikime diskusiją. Jeigu aš klystu kažkur, ar jūs manat, kad klystu, ar turit ką pakoreguoti, irgi būtinai rašykit, nes patikėkit, didžiausias džiaugsmas iš šito yra, kai tu jauti, kad tai nėra šauksmas tyrose, kad tu atsistoji prieš Baltijos jūrą ten pleže ir tu rėki čia garsiai ir nieks tavęs negirdi. O kad tu kalbi ir yra gyvi žmonės, kuriem tai įdomu. Tai žodžiu, eikim į dialogą, eikim į polemiką. Ir jeigu laikot, kad iš tikrųjų šito kanalo veikla yra naudinga visuomeniai ir ji reikalinga jums kaip žmogui, tai jeigu galit prisidėti ir norit prisidėti bendradarbiauti, tai parašykit man asmeniškai. Arba jeigu jum tai sava ir jum tai, kaip sakant, rezonuoja, iš esmės. Iš esmės tai jūs neprivalot visais klausimais, ten iki smulkmenų pritart tam, ką aš sakau, nes aš, taip sakant, irgi tik nuodėmingas, mirtingasis ir galiu klysti ir neabejotinai klystu daug kur. Bet jeigu jums tai rezonuoja ir negalit prisidėti, tai bent finansiškai tada paremkit, ir šitą visą pasakęs galiu atsisveikinti ir pažadėti jums, kad mėnesio bėgi lauks tęsinys. Tai va, ačiū jums, kad žiūrėjot, ačiū jums, kad klausėt ir iki kitų laidų. Sėkmės visiems.